Manoma, kad santykius Kuršėnuose aiškinosi dviejų sostinės futbolo klubo aistruoliai. Praneša Justinas Visockas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės tarp Kuršėnų Ventos ir Vilniaus Polonijos klubų buvo sustabdytos dėl akiplėšiško kaukėto chuliganų išpuolio. Pirmajame kėlinyje Vilniečiams pirmaujant 1-0 iš miškelio esančio už svečių komandos Sirgalių tribūnos išbėgo 15 jaunuolių. Jie aikštėje ir greta jos mušė rankomis ir spardė kojomis 4 17-22 metų vilniečius, kurie buvo atvykę palaikyti savo komandos. Šitie žmonės įsiveržė iš to miško, labai greitai sumušė tos Vilniaus Polonijos sirgalius, atsitraukė atgal į mišką. Ir tai vyko žaibiškai 1 minutės maždaug laikotarpyje. Todėl nespėjom net sureaguoti patys, bet buvo nedelsant iškviesta policija. Išpuolis buvo gerai apgalvotas. Chuliganai tyliai apėjo stadioną, prisėlino per miškelį ir užpuolė iš pasalų. Iš pradžių manyta, kad Vilniečius sumušė Kuršėnų Ventos klubo gerbėjai, nepatenkinti rezultatų švieslentėje. Vilniečiai laimėjo rungtynes rezultatu 2-0. Buvom savo vietoj, nenorėjom kištis, nenorėjom klubui kažkokių finansinių atsakomybės užkrauti dėl savo įsikišimo. Tiesiog stebėjom visą įvykį, kai baigsis. Pareigūnai netrukus apsupo miškelį, kuriame išsislapstė užpuolikai. Netrukus sulaikyti 15, 17, 30 metų vyrų. Visi uždaryti į areštinę. Paaiškėjo, kad Vilniaus Polonijos ekipos sirgalius sumušė 10 vilniečių, 4 šiauliečiai ir 1 kaunietis. Manoma, kad Kuršėnuose sąskaitas suvedinėjo 2 sostinės klubų sirgaliai, kadangi prieš kelias